Brailio rašto išradimas – kertinis akmuo aklųjų ir silpnaregių švietimui bei integracijai į visuomenę. Labą dieną, sveiki Lietuvos aklųjų istorijos muziejaus lankytojai. Šiandien mes jūs norėtume supažindinti su aklųjų raštu. Pradžioje parodysiu abėcėlę, kurią paprašysime operatoriaus, kad pritrauktų arčiau. Brailio raštą sudaro įvairios 6 iškilių taškelių kombinacijos. Jomis galima užrašyti ne tik raides, bet ir skyrybos ženklus, skaičius, natas ir kitus reikalingus simbolius. Dabar paimame popieriaus lapą, įsidedame į taip vadinamą Brailio rašto lentelę, paimame grifelį ir parašysime tokius žodžius. Sveiki atvykę į Lietuvos aklųjų istorijos muziejų. Pradedu rašyti. Rašysime šauktuką. Įsijungime lapą, lapsime ir paskaitome. Sveiki atvykę į Lietuvos aklųjų istorijos muziejų. Brailio raštas yra rašomas iš dešinės į kairę, o skaitomas atvertus lapą iš kairės į dešinę. Čia yra esminis skirtumas. Taip, kad mokinantis rašyti Brailio raštu, iš pradžių reikia išmokti rašyti iš vienos pusės, o skaityti jau iš kitos pusės. Iš pradžių atrodo, kad labai sudėtinga, bet gana lengvai šitą moksleiviai perpranta ar vyresnio amžiaus žmonės. Brailio raštas yra rašomas ne tik tai lentele, yra ir moderniškesnė priemonė Brailio rašto spausdinimo mašinėlė. Yra įdėtas popieriaus lapas, mes ir vėl galime parašyti tuos pačius žodžius. Dabar galėsiu rašyti lėčiau trupučiu, kad ne taip greitai, kaip rašiau Brailio lentelę. Tiesiog dabar mes rašysime sveiki atvykę. Yra rašoma ir taip. Kada norime perskaityti, tai tiesiog lapą. Nereikia išimti, galime. Trupučiuką paslukus į reikia perskaityti. Vėl tos pačius žodžius sveiki atvykę. Dabar parodysime Brailio mašinėlę iš arčiau, kaip jinai atrodo. Paprastai Brailio mašinėlės yra laikomas ant minkšto pagrindo, gumos, kad spausdinimo metu nebūtų keliamas didelis garsas. Brailio mašinėlė atrodo. Taip, Brailio mašinėlių, kaip ir visos technikos įvairiausios pasaulyje, būna nemažai variantų, bet Lietuvoje pagrindai yra naudojama būtent tokio tipo Brailio rašto spausdinimo mašinėlė. Brailio raštas ir modernios technologijos. Susipažinote su pirmaisiais Brailio raštu rašyti skirtais įrankiais. Rašymą ranka pakeitė spartesnis būdas – rašymo mašinėlė. Aklieji ir silpnaregiai sėkmingai naudojasi kompiuteriais.
Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojai, leisdami knygas brailio raštu, naudojasi brailio rašto spausdintuvu, kuris reginčiųjų raštu parašytą tekstą paverčia brailio taškų ir duobučių sistema. Išspausdintą knygą brailio raštu bibliotekos darbuotoja perskaito ir patikrina, ar nepasitaiko rašybos bei skyrybos klaidų. Dėkojame už dėmesį. Imkite grifelius į rankas ir išbandykite patys.